Iniciatyva Riedanti karta, jinai buvo įgyvendinta 20 savivaldybių, tai apėmė ir didžiuosius miestus ir mažesnes savivaldybės. Buvo inicijuoti interaktyvūs žaidimai, kurie pritraukė ir sudomino moksleivius, tai buvo parinkti ir diskusijos, ir susitikimai, techninės dirbtuvės, kur vaikai galėjo ir puošti dviračius, ir juos prižiūrėti. Vaikam jau reikia nuo mažų dienų diegti, kad būtų jie kuo aktyvesni, naudotųsi dviračiais, jais važinėtų, kad nesėdėtų prie kompiuterių užsidarę. Tas judumas, aktyvumas, jisai yra, turbūt kiekvieno gal ir iš tėvų tikslas, bet ir vaikam labai yra svarbu parodyti tą tinkamą pavyzdį, kaip jie turėtų elgtis, kokios yra galimybės ir kokia nauda yra iš to judumo, aktyvumo. Lietuva yra viena iš pirmaujančių ES šalių pagal naudojimo asmeninių automobilių skaičių. Ir tikrai yra skatinimos iniciatyvos, kad tą skaičių mažinti, kad didėtų sąmoningumas naudotis dviračiais, kitomis transporto priemonėmis ir kad būtų užtikrintas tas žmonių aktyvumas, judėjimas, tai ne tik dviračiais, paspirtukais, ir kitom tokiom mikrojudumo priemonėm.